Sveiki, esu Rytis, Dojus Agro nuotolinio serviso inžinierius. Kaip jau praėjusį kartą minėjau, aš sezono metu stebiu apie 300 kombainų ir šiandien noriu Jums papasakoti apie vieną iš sistemų, kuri sezono metu gali leisti Jums padidinti mašinos našumą net iki 20%. Turbūt visi gerai žinote senesnę John Deere sistemą, tai yra Harvest Match sistema, kuri patekus masei į vidų pagal variklio apkrovą, rotoriaus apkrovą bei bendruosius mašinos nuostolius parinkdamo efektyviausią važiavimo greitį. O šiais metais Jums pristatome visiškai naują ir unikalią sistemą, tai yra Predictive Ground Speed Automation sistema, kuri pasitelkdama biomasės lauko žemėlapius bei šias dvi kameras gali įvertinti masės kiekį dar jai prieš patenkant į mašinos kūlimo aparatą. Būtent tai leidžia mašinai parinkti patį efektyviausią važiavimo greitį, o aš stebėdamas šias mašinas pastebėjau, jog būtent naudojantis šią sistemą mašinų efektyvumas laukuose padidėja net iki 20%. Ši sistema išlaiko minimalius mašinos nuostolius, leidžia operatoriui daugiau dėmesio skirti kliūčių išvengimui bei darbo parametrų stebėjimui. Šiandien sužinojome, kad automatinis greičio reguliavimas gali padidinti mašinos našumą net iki 20%. Bet ar mašina gali atlikti reguliavimus pati, tai sužinosime kitame video.